Kauno rajono Hegelman. Tomas Lenzonka, jo prasiveržimas, labai pavojinga situacija ir pirmas smūgis. Ką galima pasakyti? Aukščiausiame divizione rungtyniaujant BFA auklėtinius. Labai pavojinga situacija. Smūgis į vartus ir get. Rytos Musteikėnės labdaros ir paramos fondas. Vanduo. Čia smūgis į vartus. Perdavimas ir Arlė. Matos Poličius dešinėje. Ant kairės ir šį kartą pasirinko kitokį variantą. Žygimantas Jurevičius, smūgis. Virpstas ir Lukas Paukštė. Kauno rajono Hegelman ekipos vartus. Žaisti čia neblogas perdavimas ir Lukas Paukštė. Ekipa prarado vieną savo svarbų žaidėją. Putinas ir Lukas Paukštė dar kartą. Antrą. Arūną perima. Jonaitis smūgis į vartus ir 1-0. Į priekį verčiasi Hegelman B komanda. Na čia klasikinė. Rajono Hegelman B komanda nutraukianti savo nesėkmių seriją. 10-asis Hegelman dublerių taškas turėtų kilti bent jau laipteliu aukštyn. Hegelman B galbūt į 12 poziciją. Na, o Baltijos futbolo akademija lieka su 16 taškų kraičiu.